Labas. Dažnas iš mūsų nori prekiauti internetu dėl to, kad mato, kad žmonės užsidirba daug. Ir nepaslaptis, ta prasme, yra tikrai daug žmonių, kurie daug uždirba ir yra daug žmonių, kurie nieko neuždirba. Bet vienas dalykas, kas skiria juos visus nuo tų žmonių, kas nieko neturi, tai jie pradeda. Ir aš žinau savo akim ir savo visa patirtim, kad pradėti vienam yra be galo sunku. Ir sunku ne dėl to, kad fiziškai reikia kažką kilnuoti, dėl to, kad tiesiog trūksta labai informacijos. Ir tos informacijos, kuri padėtų būtent tau, tavo vietoj, tai statelį, kur tu esi dabar. Ar tu bandai išsigryninti, kokia yra idėja, ar tu bandai sukurti pasiūlymą, ar tu svarstai susikurti puslapį, ar gal iš vis nereikia puslapio, kaip siūlyti klientui paslaugas, kaip jas parduoti, kaip priimti pinigus, kaip daryti sutartis. Ta prasme, viskas yra internetinė prekyba ir tai, ar tu esi vienam žingsnį ar kitam, nepasako nieko apie tave. Ta prasme, visi yra tam kely ir visi žmonės nori susikurti vieną ir tą patį, tai kuo didesnė nauda savo. Tai šita bendruomenė, į kurią tave ir kviečiu, yra sukurta būtent tuo principu, kad tu prisijungtum su bendraminčiai žmonėm, kurie pasiryžę yra susikurti savo internetinį verslą ir pardavinėti kitiems žmonėm. Šitoj grupėje bus dalijamasi tik tais į temą sprendimais, tai yra jeigu tu nori susikurti verslą online, čia yra ta grupė. Jeigu tu nori blevizgot, šnekėti nesąmonės, kaip tau sekasi darbe arba kaip dalykai galėtų būti, bet jie nevyksta, čia ne ta grupė. Čia yra grupė tiem, kurie nori skirs laiko ir susikurs savo veiklą online. Kuo šita grupė skiriasi nuo kitų? Tai kad, aš pasakysiu tiesiai šviesiai, nėra vienos tiesos, kuri tinka viskam ir vieną kartą atlikęs metodiką, sistemą, kuri veikia sukuriant vieną internetinę parduotuvę, tu gali iš naujo ją kurti, kuriant antrą internetinę svetainę, parduotuvę ar savo paslaugą ir gauti visiškai skirtingus rezultatus. Ir kas linksmiausia, ne tai, kad rezultatai skiriasi iš techninės pusės, o tai, kad tavo sukurtas rezultatas jungiasi. Tai jeigu tu vieną kartą sukūrė vieną paslaugą ir tau į mėnesį pradedi nešti 100 eurų, tu sukursi kitą paslaugą, kurį į mėnesį tau nešti 200 eurų ir tu bendrai gausi jau 300 eurų. Tada galėsi dar kažką kitą sukurti. Ir taip auksi ir nebus ribų. Tai šita bendruomenė yra tam, kad tu turėtum bendraminčius ir tuos žmonės, kurie siekia lygiai to pačio kaip ir tu. Tai turėti kuo daugiau naudos, sugaišti kuo mažiau laiko ir pasinaudoti galimybę išnaudoti savo jaunystę, eiti į Bahamas gyventi, atostogauti, leisti laiką su šeima ir lepinti šeimą visais dalykais, kuo tik tau lemta, kuo tik tu nori. Tai va, aš šitoj vietoje esu ne vieną internetinę veiklą pradėjęs, nutraukęs skirtingose etapuose ir žinau tikrai, kur yra problemos ir dėl kurių problemų reikia nutraukti savo idėją ir dėl kurių problemų reikia keisti savo idėją. Nes kitą kartą net nežinai. O pavyzdžiui, gali būti, kad tavo idėja, iki tu nepradėjai, atrodys labai vertinga, labai visi žmonės to norės. Kaip internetinių puslapių kūrimas. Visiems reikia internetinių puslapių, ne? Bet šiais laikais jų nebereikia. Tai jeigu tu su to išsimokslinėsi arba galvoji, kad tai yra super specialybė, kurios tau reiktų siekti, šių laikų tendencijos parodo visiškai kitką. Tai kaip universitetai moka, taip kaip gali kiti edukuoti, yra visiškai skirtingai. Nes tikslas internete prekiaujant yra parduoti, nežiūrint, kiek tu laiko investuoji į rezultatą. Tai kad jeigu tu pardavinėjai kažką fiziškai ir mainai savo laiką, kad tu turėtum tokią paklausą, kad tu galvotum, ką aš turiu daryti, ar kelt kainas, ar keist paslaugą, ar ką aš turiu veikti. O jeigu tu ne paslaugas pardavinėjai, tai kad tavo pardavinėjimas produktas būtų tiek perkamas, kad tu galvotum, aš visus uždirbtus pinigus galiu investuoti vėl į reklamą ir tada mano produktas bus dar daugiau uždirbantis. Tai kad ir kokį kelią tu pasirinksi, tai yra internetinė prekyba. Aš šitoj vietoj esu ne vieną kartą užkliuvęs, sustrigęs ir rezultatų nepasiekęs. Tai va. Ir aš žinau, ką reiškia, kai nepavyksta. Ir lygiai taip pat žinau, kaip pavyksta. Tai va, šiuo metu esu sukūręs ne vieną iš tikrųjų online versliuką, kur aš gaunu komisinius, kartais gaunu dažnai, kartais gaunu retai. Turiu YouTube'ės kanalą, kuris turi daugiau nei 2 milijonus peržiūrų, iš ko gaunu aš 100% pasyvias pajamas. Tai va, o šiaip vienas pats smagiausias dalykas, ką galiu pasakyti, tai
aš niekada, kai ieškojau, niekada nesu radęs bendruomenės, su kuria galėčiau dalintis visko atvirai ir kuri siektų to pačio tikslo, tai šią bendruomenę darau ir tuo tikslu, kad lygiai taip pat aš užaugčiau ir sukurčiau dar geresnius produktus, dar geresnės sistemas, dar labiau užsidirbčiau ir lygiai taip pat tu, kuris svarstai prisijungti grupę, kad gautum lygiai tą rezultatą ir padėtum savo. Tai va, o galiu pasakyti tiek, kad žmonių, kurie imasi atlikti veiksmą, judėti į priekį, yra tiek mažai, kad galiu drąsiai visko dalintis ir žinau, kad dalis žmonių priims sprendimą, dalis žmonių nepriims to sprendimo. Tai va, o vienas, ką jūs galite pastebėti, jeigu turit draugų, kurie yra verslininkai ar tie, kas uždirba labai daug, jūs galite pastebėti, kad tie žmonės neturi daug draugų. Nes kai tu kuri, tu pagauni visišką kaifą. Ir ar tai būtų tavo socialinė reklama, ar tai pasiūlymai, ar tiesiog einantis pinigai į tavo pusę. Tu pamatai, kad žmonės, kurie yra entuziastingi kurti, tokių reta. Visi žmonės praktiškai vis tiek nori saugiai gyventi, jaustis, kad būtų viskas pilnam komforte ir sakyti, kai man duos, aš tada ir turėsiu. Bet jeigu tu nori turėti verslą internete, taip nebus. Nieks tau jo neduos. Tu jį gali tik nusipirkti iš kito, bet jeigu tu nori tai pats turėti savo, su nieko nesidalint ir turėti nesibaigiantį mechanizmą, kurį galėsi pernaudoti vėl ir vėl, tai šita grupė būtent tau. Ir negaliu pasakyti, kad tau nereiks dirbti, tau tikrai reiks dirbti, išmokti daug dalykų, bet kas tau svarbiausia tavo kely ir su tavo produktu, ką tu sieksis susikurti, žinai tik tu. Ir, kaip pavyzdys, vienom paslaugom reikia internetinio puslapio ir reikia, kad jis būtų labai švarus gražus, kitom visiškai nereikia. Vienom paslaugom reikia, kad tu turėtum Instagramo profilį, o kitom būtina, kad tu turėtum TikToką ir keltum tam tikros kategorijos video. Kaip bus pas tave? Aš nežinau. Šita grupė yra tik su tuo, kad tu, kai esi pasiryžęs, kad tu jau nori žengti tą žingsnį į priekį, turėti pinigų savo, leisti tuos pinigus kur tik nori ir tu žinai, kad pinigai ateina tik tais, kai tu dirbi, kad juos pasimtum, tai aplikuok į šitą grupę, prisijung ir aš, Martynas Zaloga, lygiai taip pat ir žmonės, kurie bus šitoj grupėje, bus 100% suinteresuoti vienu ir tuo pačiu tikslu, tai užsidirbti savo daugiau ir tu tikrai šitą puikiai žinai, kad niekas kitas taip gerai žinių neįsavina, kaip dalintis savo žiniomis su kitais. O jeigu dar kitam gali padėti, fantastika. O jeigu dar kitas žmogus kartu su tavim užaugo ir tu gali gauti kokį verslo kontaktų ateity, fantastika. Tai va, tokia ta bendruomenė, kurk ir parduok. Jeigu tau bent kažkas rezonavo, tai nežinau, ar tau į temą, bet jeigu tu esi nusteikęs dirbt su savim, sužinot tai, ko dar gyvenime nesižinojęs, suprast, kodėl žmonės kiti negali nustoti kurt, kai pradeda kurt, tai šita grupė yra tau.